Labadiena, mano vardas yra Tomškas Sensk ir sveikinu jūs su dar viena specialios Unimas serijos dalimi, pavadinta simboliškai – Blood Code. Vėlgi, mes skirsime dėmesį įrankiams, kuriems nereikia elektros, šį kartą obliams. Unimas siūlo patogų 3 pagrindinių rankinių obliavimo staklių rinkinį. Jei Amerikoje mūsų medinis vadina europiniais, tai mes Europoje šiuos oblius drąsiai galime vadinti amerikietiškais. Jie yra visiškai metaliniai, korpusas pagamintas iš kietaus, o pjovimo įrankiai iš plieno. Metaliniai obliai pasižymi sraigtiniu mechanizmu peilio reguliavimui, kuris žymiai palengvina drožlės kampo nustatymą. Kartais jį galite pamatyti ir mediniuose obliuose, tačiau jiems būdingas tvirtinimas medinių pleištų. Nors paprastume yra grožis, ši sistema pradedantį patikimai atbaidys. Pirmąjį oblių pagal mūsų taisyklės priskirtume prie klopkų, nes ant geležtės yra dar viena plokštelė, vadinama klopka, kuri rūpinasi geresnių drožlės lūžimu ir taip sukuria lygesnį paviršių. Klopka turėtų būti 1 iki 2,5 mm nuo geležtės briaunos. Dėl tvarkos pridursiu, kad ne kiekvienas oblius, turintis klopką, yra klopka. Peilio plotis yra 50 mm, o dėl reguliavimo mechanizmo peilio ar geležtės norimos padėties nustatymas yra lengvas net ir neprofesionalui. Varžtu švelniai reguliuojamas peilio išsikišimas, o svirtimi jo pasvirimas į šonus, atitinkamai briaunos sulyginimas. Į lygiagrečią padėtį, su padu, kad nupjaunama drožlė, būtų vienodai stora abiejose galuose. Atlikimas yra gražus. Man patinka medinės rankenos, kurios nešaldo delno, o tiksliai apdirbti blokai leidžia statmeną obliavimą. Kitas oblius yra mažas vienarankis lygintuvas su 40 mm pločio peiliu. Jis idealiai tinka smulkiems apdailos darbams, pavyzdžiui, briaunų nuėmimui, ypač kietmedžiui. Peilis turi labai mažą nuolydį. Be to, jis turi sklandų ribotuvo reguliavimą, kuris leidžia prisitaikyti prie skirtingų drožlių storių. Plati yra skirta greitam medžiagos apdirbimui ten, kur dar nėra tokia svarbi tikslumas, o siaura plati yra skirta apdailai. Rinkinį papildo oblius, dar vadinamas kregždė, su 55 mm pločio ašmenimis, kuris šiek tiek primena bulvių skustuką ir iš esmės turi panašią užduotį – nuimti vienodą sluoksnį nuo išlenktų paviršių. Kol dauguma kitų oblių yra skirti išlaikyti lygumą, kregždė yra specialistas išorinių arba vidinių lankų apdirbimui. Tai priklauso nuo plazės formavimo. Norėčiau jums parodyti dar 2 oblius, kurie nebuvo rinkinyje, bet priklauso pagrindiniai staliaus įrangai, būtent vadinamosius karnizinius oblius. Jų privalumas yra tas, kad jie turi ašmenis per visą plazės plotį, todėl jie yra idealūs gravelių ar pusiau gravelių gamybai. Tai vėlgi yra modernios konstrukcijos kietaus obliai, o ašmenys yra netgi iš įrankinio plieno, todėl juos bus sunkiau galąsti, bet užtat jie ilgiau išlaikys aštrumą. Iš esmės yra 2 karnizinių oblių tipai su ašmenimis, maždaug plazės ilgio viduryje ir su ašmenimis vadinamajame nosyje. Jie skirti neperėjusių gravelių ir pusiau gravelių obliavimui. Šį tipą atstovauja tikrai mažas oblius, kurio darbinis plotis yra 25 mm ir su trumpu nosimi, kurį galima šiek tiek reguliuoti. Antrasis oblius yra universalus. Jis atstoja klasikinį romėnišką oblių ir vadinamąjį pilną nosį. Ilgas priedas suteikia, kaip ir įprastas romėniškas oblius, geresnį vedimą. Tačiau galite pritvirtinti tik trumpą nosį, kuris nors ir sunkiau įsistato į pjūvį, bet su juo galite obliuoti neperėjusius gravelius ir pusiau gravelius. Na ir trečią kartą galite naudoti oblių visiškai be nosies, panašiai kaip kaltą kampų valymą. Darbinis plotis yra 28 mm. Darbas su rankiniu obliumi yra visiškai kitoks reikalas. Visų pirma, daug prakaituosite. Antra, obliuoto ruošinio paviršius yra visai kitoks nei elektrinio obliaus. Na, o trečia, tinkamo obliavimo šalutinis produktas yra gražios drožlės, kurios turi daug praktinio ir estetinės vertės. O kaip iš tikrųjų nustatyti tinkamą drožlę? Jei nekreipsime dėmesio į oblių su išlenktų ašmenį, kuris skirtas didelėms drožlėms nuimti greitam, bet grubiam paviršiaus apdirbimui. Drožlė, pasak ekspertų, turėtų būti tokio storio kaip popierius. Tačiau nedaugelis jų priduria, kad kaip cigarečių popierius. Taigi, ji turėtų būti permatoma. Žinoma, negalėjau susilaikyti ir norėjau išbandyti oblius iškart po įsigijimo.
Na, ir jie veikia tikrai gražiai. Kartu su jais užsisakiau ir įrankį kaltų ir oblių ašmenų galandimui. Ir turiu pasakyti, kad tik po galandimo tai buvo tikras malonumas. Darbą su šiuo įrankiu pademonstruosime kitame vaizdo įraše. Jei jūs sudomino papildomas staliaus spaustuvas, kuris yra neįkainuojamas ne tik obliuojant, pažiūrėkite pirmąjį vaizdo įrašą iš Bloodscout serijos, kur parodžiau jo montavimą prie darbo stalo ir medinių įdėklų įrengimą. Matote patys, kad rankiniai įrankiai kartais suteikia net geresnius rezultatus nei modernios mašinos, o darbas su jais teikia didesnį pasitenkinimą. Jie taip pat yra šiek tiek saugesni nei didelės spartos mašinos. Be to, kiekvienas ruošinys yra unikalus. Medžio drožlių plokštės mėgėjus nuvilsiu, nes dauguma tradicinių rankinių įrankių ir įrankių yra skirti masyviam medžiui. Nuorodas į visus paminėtus produktus rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Prašome užsiprenumeruoti ir paspaudę varpelio ikoną nustatyti pranešimą apie naujus Unimas dirbtuvės vaizdo įrašus gavimą. Jūsų patiktukas ar konstruktyvus komentaras taip pat pradžiugins. Linkiu Jums gražios dienos ir greitai pasimatysime Unimas dirbtuvėje.